Naktų naktis – analogiška kasmet Vokietijoje vykstančio renginio Potsdame Albertui Einšteinui atminti pritraukiančio tūkstančius lankytojų interpretacija. Penktadienio vakaro metu daugiau nei 50 pranešėjų dalinosi savo žiniomis. Besidomintys technologinėmis naujovėmis galėjo klausytis paskaitų apie ultragarsą, aukštąsias technologijas, nanotechnologijas, populiarią elektroniką. Norintys sužinoti daugiau apie architektūrą, galėjo rinktis paskaitas apie japonų architektūrą, architektūros projektavimo pagrindus, architektūros istorijos aktualijas. Net ir nepatyrę inžinieriai ar informatikai galėjo sužinoti, kaip pasigaminti robotą ar kompiuterinį žaidimą. Moksleiviams ir abiturientams buvo siūloma išmokti valdyti stresą prieš egzaminus bei susipažinti su universiteto kultūra. Vakaro pranešėjai, KTU dėstytojai, mokslininkai, aktyvūs visuomenės nariai paskaitas skaitė ir apie ateities fotografiją, maisto priedus ir kitus šiandien ypač aktualius dalykus. Apie ką šiandien dėstėte? Apie saulės kolektorių panaudojimo perspektyvas Lietuvoje. Ar sunku buvo dėstyti neoficialioje aplinkoje? Lengva. Tikrai lengviau negu oficialioje aplinkoje. Kiek susilaukite lankytojų? Neskaičiavau, manau, virš 30 tikrai buvo. Ar sunku buvo dėstyti neoficialioje aplinkoje? Pakol kas nebuvo sunku. Ar daug studentų sulaukite? Bendrai daug. Aš šiandien pasakau apie ateities fotografiją. Iš tikrųjų pasakau ne tik apie pačius fotoaparatus, bet ir apie naujausias programinės įrangos technologijas, apie įdomius tokius įrenginius. Tikiuosi publikai patiko. Tai turbūt tiek. O ar daug susirinko studentų? Taip, iš tikrųjų, net labai keista, susirinko pilna auditorija, žmonės net sėdėjo čia ant žemės, dar gerai, kad vienas ant kito negulėjo, bet tikrai, žmonių susirinko žymiai daugiau negu aš tikėjausi. Ar sunku buvo dėstyti tokioje aplinkoje? Tikrai ne, nes aš esu dar be to ir KTU dėstytojas, man ir vedžiau ir fotografijos kursus, man tikrai šitas dalykas nenaujiena. Ir publika buvo labai palaikanti, manau, gerai praleidom laiką. Paskaitų auditorijos buvo sausakimšos, o klausytojai džiaugiasi neįprastomis paskaitomis. Vakare labiau yra suaktyvėjusios bangos ir dėl to žmogus arčiau miego ir žymiai geriau įsisavina informaciją, ilgiau išlieka kūne. Beje, kai ateini ryte į paskaitas, tai taip, galvoja apie pusryčius, galvoja apie kokius nors kitus malonius dalykus ir iš tikrųjų ta paskaita yra laiko gadinimas, nes nori valgyti. O vakare, jeigu ateini paskaitą, tai jau nori reiškia ateiti. Aš nežinau kaip kitiem, man asmeniškai renkuosi tai, kas man yra aktualu ir įdomu. Ir laikas netradicinis galbūt irgi yra tas įdomus faktorius, kuris pritraukia studentus būtent į paskaitas, nes kiek teko, jau dviejose buvau šiandieną, tai auditorijos pilnos. Nors girdėjau, jog kai kurios auditorijos nesurinko studentų skaičiaus, buvo po vieną ar po du, bet manau, tai natūralus dalykas. Ir mano asmeninė nuomonė, tai renginys tikrai nusisekęs. O aš galiu atsakyti, kuom skiriasi nuo paprastų paskaitų. Šitos yra pateiktos pakankamai trumpai ir įdomiai. Ta prasme, tai nėra dėstomas visiškai kursas nuo A iki Z, yra pateiktos pačios įdomybės ir ne iš tų sričių, kurias jūs patys studijuojate. Tiesiog, nors ir, sakykime, ar aš studijuoju mechaniką ar matematiką, tačiau drąsiai galiu keliauti ir stebėti elektronikos kažkokį pristatymą, pateiktą iš įdomios pusės ir pateiktą taip, kad aš suprasčiau, kur galbūt niekada to nesidomėjau.